Esame viena tauta, viena žemė, viena Lietuva. Todėl šiandien klaipėdiečių klausėme, ką jums reiškia vasario 16 diena. Yra Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas 18 metais, ne? Šventė valstybinė, Lietuvos atkūrimas. Apie vasario 16, ką galėčiau pasakyti, tai kad 1918 metais vasario 16 buvo priimtas Lietuvos nepriklausomybės aktas. Vasario 16 diena buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybės diena. Tai mano gimtadienis. Paulio gimtadienis, bet tai yra Lietuvos nepriklausomybės diena greičiausiai. Nepriklausomybės atkūrimo diena tai yra. Nepriklausomybės diena. Nepriklausomybės atkūrimo diena turbūt, kiek pamenu iš istorijos. Galim paklausti vieną klausimėlio. Kas yra vasario 16 diena? Nepriklausomybės šita? Ta. Tai nepriklausomybės diena Lietuvos. Vasario 16 tai valstybės diena. Tai mūsų ko gero pati prasmingiausia šventė iš tikrųjų. Skirtingai negu vasario 14. Todėl, kad dėl to, kad mes čia esam dėl tos dienos. Dėka tos dienos. Kad vasario 16 yra Lietuvos nepriklausomybės diena. O šiomis dienomis, tai žinote, kada laisvė yra, tai žmogus jos ir nevertina jau. Šiaip tai ne, kaip visi lietuviai, tai jo, man tas neštai yra svarbi šventė, bet kažkaip ten minėti, nežinau. Nebūtų kažkokie renginiai, geresni, gal reikia. Vasario 16 šiais metais paminėsiu vasario 15 renginyje kolegijoje, dainuosime su SMK choriuku ir taip pat vakare dalyvausiu renginyje Jaunimas nepriklausomybė. Ta diena visoje Lietuvoje iškeliama Lietuvos vėliava. Šie švenčia yra labai puiku, jie švęsti šią dieną, būtent per jo gimtadienį, nes tai yra laisva diena. Na, bent aš tai niekaip jas nešvenčiu. Kaip čia pasakius, būna ir svarbesnių. Turbūt taip turėtų būti svarbi. Tik tai svarbi. Nelabai iš tikrųjų. Kodėl? Sakėt vieną klausimėlį. Na, čia vienas be. Nežinau. Tiesiog. Man svarbi yra, bet aš asmeniškai tai kaip paminėtai jos neminiu. Tiesiog žinau, kad tai istoriškai svarbi diena yra. Šiaip nežinau. Šiais laikais kažką tai jau nublėso tą. Niekas taip nebemini tos datos, manau. Man svarbiau vasario 15. Mano gimtadienis vasario 15, dėl to man svarbiau vasario 15 negu vasario 16. Ačiū labai. Ačiū Jums. Svarbi šiaip iš dalies. O kodėl? Nežinau, tiesiog, kad anksčiau būdavo taip, kad nereikėdavo eiti į mokyklą, o dabar to kaip ir nebeliko, bet vis tiek Lietuvai yra svarbi diena ir manau, kad ir man yra svarbi, nes aš esu Lietuvė. Aš nenoriu išvažiuoti ir sugrįžti kaip svečias, tik vieną kartą metus aš laimingas esu ir čia, tai mano Lietuva.